Tikrai nekartą teko girdėti šią savoką, kolonializmas yra vienų valstybių vykdomas kitų valstybių teritorijų užėmimas ir kartu resursų atėmimas. Taip, girdėtas terminas taip labiau iš mokyklos. Kolonializmas tai kai viena šalis pilnai okupuoja ar pavadinkim pavergia arba perima valdymą kitos šalies ir naudoja tos šalies visus įmanomus išteklius ir resursus savo ekonominiam augimui ir gerovei kurti. Tai užėmimas tų kitų teritorijų, ar ne? Kolonializmą mes suprantame turbūt pagal tai, pirmiausia, ko išmokome mokykloje ir ta liūdna istorija apie tai, kaip daugiausiai europietiškos valstybės užgrobdavo didelės žemės užjūrėje, yra įsišaknyjusi mūsų istoriniam tame mąstyme. Ta moderniaja prasme kolonializmas suprantamas kaip resursų ištraukimas iš šalies ir neadekvačiai nustatytomis sąlygomis tie resursai yra atiduodami tam tikrom žemesniam kainom arba neadekvačiom kainom tam globaliam kapitalistiniam pasauliui, globaliai šiauriai. Tai šia prasme ekonominis kolonializmas, dažnai dar kalbama ir apie kultūrinį kolonializmą, jis vis dar egzistuoja, nors politinė prasme, politinio kolonializmo mes turbūt jau sutiksime labai retai. FFD4 neteko. Čia lietuviškas, angliškas trumpinys. Dabar jau bijau spėlioti, žinokit, nepasakysiu tiksliai. Dėja, aš labai nemoku fantazuoti. Ši santrumpa yra kilusi sutrumpinus tiesiog labai ilgą konferencijos pavadinimą FFD4. Tai Financing for Development numeris 4, ketvirtas leidimas, taip sakant, ar ne? Ką reiškia Financing for Development, tai yra vystomojo bendradarbiavimo sluoksniuose naudojama sąvoka, reiškianti dažniausiai resursus, kuriuos ta mūsų pasiturinti globali šiaurė skiria mažiau pasiturinčiom šalim, globaliems pietums, dažnai taip apibendrintai sakoma. Ir šia prasme ketvirtas leidimas reiškia, kad tai jau ketvirtoji pasaulyje vykstanti konferencija to finansavimo tema. Konferencijos prasidėjo prieš maždaug 20 metų, dabar jau yra ketvirtoji, nuo anksčiau buvusios konferencijos, trečiosios, kuri vyko Adis Abeboje, praėjo jau 10 metų. Ir todėl štai turime ketvirtąją konferenciją, kuri vyko Sevilijoje šią Liepą. Ir aš pats taip pat joje dalyvavau. Globaliais pietumis vadinamos besivystančios ekonomikos šalis, kurios kartu yra išsidėsčiusios pietinėje žemės dalyje. Bet aš manau, tai yra visos besivystančios, daugiausia pietų pusrutulyje esančios šalys. Tai manau, kad tai jom priklauso visos praktiškai Pietų Amerikos Karibos šalys, visa Afrika ir greičiausia Ramiojo vandenyno salos ir kažkas dar galbūt kažką praleido. Gal šiek tiek esu girdėjusi, bet nelabai. Taip, tai pagal ekonominį išsivystymą pasaulį galime padalinti tokias kaip dvi dalis. Globalią šiaurę ir globalius pietus. Tai globalia šiaurė mes vadiname tas valstybės, kurios yra aukštesnio išsivystymo arba aukštesnių pajamų, na, o globaliais pietumis mes vadiname tas šalis, kurių pajamos yra žemesnės ir kurių ekonominis išsivystymas yra žemesnis. Aš tai tikrai manau, kad taip, čia tarsi, man atrodo, mūsų visų susitelkimo reikalas yra įspręsti problemas, kurios vyksta pasaulyje, ar tai su klimato, ar tai su nelygybėm, ar kažkokiam sveikatos problemom, kaip ir su COVID buvo, tai tarsi, kad tai čia yra visų pastangos ir daugiausia galios
ir piniginiai, ir visaip kitaip, intelektualiai ar neturi būtent tie, kurie turi daugiau finansų ar ne ir panašiai. Tai mes jeigu galim, turim daugiau, tai man atrodo ir turim padėti. Ne veltui yra šitie terminai globali šiaurė, globalus pietus, kolonializacija, nes panagrinėjus, kur yra resursai ir kur yra ekonominė galia, matoma, jog nemenka dalis šiaurės valstybių pasistatė savo ekonomiką ir aukštą pragyvenimo lygį išnaudodami pietų resursus ir kartu įgijo netgi tam tikrą, sakyčiau, skolą ir tai jau yra atliepta ir neseniai vykus vienos iš pastarųjų konferencijų dėl klimato metu, kai buvo įsteigtas Loss and Damage Fund, angliškai tariant, o lietuviškai tai iš esmės žalos atlyginimo fondas, kuris turėtų padėti dar ir besivystančios ekonomikos valstybėms ne tik apskritai išgyventi, bet ir būti atsparesniems klimato krizės kontekste. Tikrai tai turėtų būti ne tik finansai, bet ir pagalba per infrastruktūrą, pagalba per žinias ar kitas priemonės. Norime, juk atvystytųsi visas pasaulis ir visas žemės rutulys. Kodėl čia eiti dabar į karus ir leisti milijardus, vystykim Afriką, tegu žmonės gyvena kuo geriau. Žiūrint iš formalios pusės, Lietuva, tapdama ES nare 2004 metais, taip pat prisėmė įsipareigojimą prisidėti prie globalaus solidarumo pastangų, kas ir reiškia padėti mažiau išsivyščiusiom šalims, siekti ekonominio augimo ir siekti tos didesnės gerovės visiems pasaulio gyventojams. Tai mes kaip Lietuva, kaip išsivyščiusi šalis, taip pat turime tą politinį įsipareigojimą pagal ES sutartis. Ne pinigus aukoti ir ne paramą skirti yra geriausias būdas. Aš kalbu iš tokios individualios daugiau perspektyvos. Geriausias būdas yra pirmiausia galvoti apie mūsų pačių veiksmus ir įpročius ir kiek jie yra palankus tam pačiam klimato kaitai, nuo kurios dažniausiai kenčia vis tik globaliojų pietų šalis. Tai keisdami savo įpročius mes galime prisidėti prie geresnio, gražesnio pasaulio ir kitų žmonių gerovės. Kitas dalykas svarbus yra taip valdžios ir politiniai sprendimai, politiniai veiksmai. Tai vėlgi būdami piliečiais, pasirinkdami už ką balsuosime, pasirinkdami spausti savo vyriausybės, ES, jungtinių tautų lyderius, tai tokiais veiksmais irgi galime prisidėti prie tų geresnių veiksmų. Ir aišku, visada galime prisidėti ir patys demonstruodami savo solidarumą, savanoriaudami, įgyvendindami ir įsijungdami į įvairių projektų įgyvendindamą.